Sveiki ir vėl, čia pinigų kelkraštis, o dabar pažiūrim, kaip atrodo paskolų klubo portfeliukas. Jis aišku mažesnis už savį portfelį, bet jį aš pinigų papildomai visiškai nededu, jis auga visiškai savarankiškai ir sakiau, kad net nekalbėti tuščiai, imsim kam nors ir paskolinsim. Viena kol kas paskola, pat aišku verslai. Verslams aš stengiuosi neskolinti, jų bankroto procedūros, kad ir sudėtingos, bet vis tiek paprastesnės nei kad fizinių asmenų. Ir pasižiūrim, 13% paskola, 10 metų nori, tai žiūrim, kas toliau, 42 metai, išsilavinimas, aišku, neypatingas, išlaikomų asmenų nėra, moteris dažniausiai geriau grąžina paskolas, pažiūrim, kiek čia uždirba, prekybai dirba, atlyginimas normalus, nedidelis, aišku, bet kaip ir didesnės Lietuvos dalies. Skolų istorijos žmogus iš vis niekada neturėjo. Tai įdomu, kodėl neturėjo, šiaip tai visi dažniausiai turi, bet arba jinai labai atsakinga ir galime jį drąsiai skolinti. Tai galiojančių sutarčių turėjo kažkiek tai pasibaigusios, tai reiškia turėjo tų sutarčių, tai visas įvykdė laiko. 13%, puikus rodiklis. Šitame portfelio skolinu tik pusę portfelio, pusę procento nuo portfelio, aišku, 20 eurų šiek tiek mažesnė suma nei kad pusę procento jau šiuo metu, bet neužilgo perėsim į 25 eurų. Sutarties aš jau neskaitau, prisiskaitęs už tų sutarčių, tiesiog imam ir patvirtinam. Tai štai, pasiskolino pinigai, užsidegė žaliai, viskas, ramu. Lauksim, kol visiškai 100% susifinansuos ir tada jau galima bus džiaugtis. Dabar apžvalga, jeigu norit pažiūrėti apžvalgą, tai matot uždarbis 1704 eurai, viso portfelyje virš 4000. Įdomiausia, kad įnešimai, matot, buvo įnešimai į sąskaitą. Tai sąskaitos papildymas 2600 eurų, plus gauta dar dovanų nuo žmonių, kurie užsiregistravo ir pradėjo investuoti. Paskolų klube, tai kažkokią dalį paskolų klubas nuo jų investuotos sumos pervedė ir man kaip. Tie bonusai buvo gauti labai jau seniai. Dabar tie, kurie registruojasi, tai yra ten papildomas sąlygos, apie kurias aš niekur nekalbu. Ir Facebook'e po postais irgi nerašau apie tas papildomas sąlygas. Kas man nėra naudinga, aš galėčiau pasakot, kad susinvestuokit, užsiregistruokit, suinvestuokit per pirmus, čia, tarkim, paskolų klube, per pirmus 3 mėnesius, kiek įmanoma didesnę sumą pinigų, tam, kad aš gaučiau tą 1% nuo jūsų investuotos sumos. Arba ten savyje per mėnesį laiko investuokit 100 eurų, kad aš gaučiau, nežinau, ten kiek, 10 ar 20 eurų gal moka. To aš nieko nerašau, nepasakoju, matau, kad žmonės šiek tiek vienas kitas užsiregistruoja, bet jie nieko neinvestuoja, nieko aš čia negaunu. Tai tiek žinių. Norėsit, užsiregistruokit, turėsit klausimų, parašykit. Tai dabar pažiūrim portfelio peržiūrą, kaip tai atrodo. Tai 9% sumažėjo, buvo 10, daug čia tų skolininkų vis atsiranda. Jeigu tai pasižiūri tuos ratus, statistikas, tai matot, 42% praktiškai yra vėlavimuose. Jeigu tai pagal mokėjimo grafikus, tai net 48% vėluoja. Vaikeli. Tai čia 32%, čia 48% vėluojančių.
Ir jau va ta pilka zona, kurią man vėluoja virš 2 metų. Rimtas rodiklėlis. Žiūri. Kartais paskolų klubas jie ten miega, tai reikia tas paskolas pajudini. Pasižiūri, tai atsiranda tas varpelis. Tai supranti, kad kažkas lik ir buvo daryta. Po kažkiek tai laiko užkrausit šitą ataskaitą tokiu būdu. tą varpelį parodysi man ar ne? Nenori tu čia. Na, žiūrim, kas čia. Nekraunu. Na, būna ir taip. Užkrovė. Matot, vyksta reikalai, kažkas juda. Įmoka gauta, matyt, susitarė. Tikiu, kad ten buvo prieš tai jau ir su visokiais antstoliais. Tai pažiūrėjom, užkrovė. Ta žinutės anksčiau, kurios buvo. Tai panašu, kad jau iki mokesčių galėjai pritaikyti. Papildomai tos mokesčius mokėjo, dabar jau moka. Matot, iš antstolio kontoros dirba, išieškojimas nukreiptas į darbo užmokestį. Tai viskas tvarkoja, juda. Aišku, yra ir visiškai nejudančių paskolų. Jeigu taip užsidaryt, pasižiūrėt, kiek tų įmokų yra gauta. Čia pradžia reikia atsisukti. Matot, jau 0 įmokų, jeigu taip pasižiūrim. Kiekgi vėlavo, ne? Kiekgi vėlavo. Užkabins man čia. Ne, panašu, kad reikės su planšetė kitą kartą tos video filmuoti. Nes tik tais informaciją atidaro. Nedirba, sutuoktinės neturi. Paskutinės žinios lapkričio mėnesį. Nežinau, ką nors daro paskolų klubas, reikia tikėtis, kad daro su tai skolininkas, bet kiek supratau, jie ten turi savo taktikas. Kaip išsiieškoti tuos pinigus. Tai čia štai irgi 0 įmokų per visą tą laikotarpį. Kažkaip keistai krauna čia tam telefone tos ataskaitas. Net sukčiavimas, prašom. Pateiktas paklausimas policijos komisariatui dėl ikiteisminio tyrimo eigos rezultatų. Faktas, baudžiamasis įsakymas. Reiškia, dar gaus žmogus ir uždarys jį į belangę už tokius visokius niuansus. 10 eurų jam buvo paskolinta. Taip, nematau laiko, 84 mėnesiai. Tai dar pasėdės belangiai, užaugs palūkanos, priteis skolą. Rimti reikaliukai čia grėsia tam žmogui. Užuojauta. Tai čia irgi 0 įmokų. 0. Tai man tik įdomu, tokie žmonės gauta užklostą iš šansų. Nedirba, neturi sutuoktinės, neturi. Ir taip tęsiasi metų metais. Kaip tie žmonės gyvena, tai man klausimas didžiulis. Tai dėl tokių, kurie nevykdo savo įsipareigojimų, taip aš suprantu, būna tikrai sunkių momentų. Pats esu patyręs tai savo kailiu, kai būsto paskolos nebuvo iš ko mokėti. Ir bankas tau nesakė, palauksiu. Bankui reikia čia ir dabar. Ir kai tu supranti, kad tu visiškai juodoj skilėsi, bet teko suktis, teko susirasti darbus. Ir ištaisyti, prisimti atsakomybės visas ir ištaisyti padėtį. Tai va. Reikia tikėtis, kad tam žmogui irgi pavyks pasitaisyti tą padėtį ir jisai atsiskaitys su visais su visais kreditoriais. Ir gyvenimas iškart turėtų pagerėti. Tai baisiai atrodo, tas C. Tai virš 2 metų yra, aišku, paskolų, kur vėluoja ir virš 4 metų ar virš 5 metų netgi skaičiavom. Žiūrėsim, kažkur girdėjau statistiką, kad per 10 metų pavyksta išsiieškoti 90% visų paskolintų pinigų, ar tai netgi ir daugiau. Tai šiuo atveju
galima būtų kaip tik skolinti į didesnio rizikingumo paskolas, su ta mintim, kad per ilgai laikotarpį bus išieškoti visi tie pinigai. Juolab, kad tų visų greitųjų kreditų ar istorija rodo, kad vis tik apsimokėjo matyt skolinti didesniam palūkanom ir eiti tuo sunkiuoju būdu. Tai va taip. Atrodo, šiemet, kiek čia šiemet, uždarbis bendrai, jeigu tai paimsim šį laikotarpį, tai praeis mėnuo, einamieji metai, kiek per šios metus, dabar vasario 3 diena, tai va, kiek filtruoti, ko čia nefiltruoji dabar, filtruok. Sąskaitas likutis čia tiek, uždarbis 42 eurai. Neblogai. Man tinka, kai toks portfeliukas nedidelis, neša tokią gražą, tai man tikrai patinka ir tinka. Juolab, kad daugiau pinigų ten visiškai nereikia papildomai dėti. O jeigu pasimi ten paskaičiuot kokią nors oriną skaičiuoklę, kaip vaikų sąskaitai, ten, kur vaikai man investuoja, tai pas juos dabar ten yra 5600 eurų. Tai pradinės įmokos 0, dabar kol kas jie nedirba, vasarą gal kažkiek tai norės padirbėti, ir skaičiuojam, mano jaunai yra 13 metų, tai bus 14, tai iki pensijos liko tas mūsų vadinamos pensijos 51 metai, skaičiuojam 51 metai, ir imam tą tokią, gerai, 11% tinka visai. Ta grąža tikrai galima išspausti ilgalaikiai perspektyvai. Ir norit sužinot, kokia sumelė gausis. Gerai, žiūrim. Tai va, prašau. Investavot 5600, nelietat 51 metus ir va, prašau, virš 1 milijono, beveik 1,5 milijono. Pinigai patys ėmė ir užaugo. Aišku, klausimas, kokia tų pinigų vertė bus ties tais metais, bet tokiems abejojantiems aš visada sakau, kad jeigu tu jau nori tikrai užauginti kapitalą ir kad pinigai nevertėtų, tai ta viena pagrindinių taisyklių kapitalo kaupime, tai yra neišleisk visų pinigų, kuriuos tu uždirbi ir dalį tų pinigų nukreipk į investicijas. Tai reiškia, kad su infliacija faktas, kad didės ir tavo atlyginimas ir didės ta suma, kuri liks ir kurią tu galėsi investuoti papildomai. Čiagi skaičiuota buvo, kad nebuvo įdėtas nei vienas papildomas euras, bet jeigu, tarkim, įdedam kas mėnesį, kad ir po 100 eurų, tai suma jau visai kitokia jau yra 4 milijonai, tai jau ne 1,5 milijono, jau 4 milijonai, o atidėt po 100 eurų, gerai, per laiką bėgant įdėsi ten finale po 51 metų, gal ta 100 eurų bus ten vertas, nežinau, ten, tarkim, 1000. Tai išskaidom per visą laikotarpį, tarkim, po 500 bendroj sumoje gausis vidurkis, jeigu atidėtas per visus 51 metus. Pradžiai po 100, po to po kažkiek laiko po 200, o po to galbūt ir po 1000 kartu su infliacija. Tai kapitalas iš viso kosmosinis 15, beveik 16 milijonų. Va jums ir infliacija. Tai va, tai gero žiūrėjimo, gerų pamastymų. Norite registruokite. Tai kur mes čia žiūrim, kur aš nalindau jau ne ten. Tai šia portfeliuką apžvalga. Norit registruokitės, nuorodos yra ir Facebook'e, aš jomis karts nuo karto pasidalinu
pasidalinsiu ir po šio video. Turit komentarų, rašykit, ir klausimų taip pat rašykit. Gerų investicijų ir iki malonaus kitą mėnesį.